I want to speak with a story that many might be familiar with, David and Goliath. Ir aš pradėsiu nuo istorijos, su kuria galbūt esate susipažinę apie Dovydą ir Galijotą. This is my children's favorite story growing up and is now my grandchildren's favorite story. Ir tai mano vaikų buvo mėgstamiausias pasakojimas, dabar mano anūkų mėgstamiausias pasakojimas. And too often with these stories, we can read them so often and become so familiar with them. Ir dažnai mes skaitome tokius pasakojimus ir labai su jais susipažįstame, That we don't really think about them anymore. kad jau net nebegalvojame apie juos. So I hope this morning we can draw something from that. Taigi tikiuosi, kad šį rytą mes pasimokysime iš to. And I want to read just verse 29. Ir aš noriu, kad mes paskaitytume tik 29 eilutę. Dovydas atsakė, ką aš padariau, ar tai nėra tik žodžiai. All right, so let's start with a word of prayer. Pradėkime nuo maldos. Father, thank you for the opportunity to be here this morning. Ačiū Dievui už galimybę būti čia šį rytą. Thank you for your word that reaches Ačiū už tavo žodį, kuris pasiekia every person in every culture kiekvieną žmogų, kiekvienoje kultūroje and every age. ir kiekviename amžiuje. Thank you for your son Jesus who loved us and died for us. Ačiū už tavo sūnų Jėzų, kuris pamilo mus ir numirė už mus. And the salvation that's available to anyone even today. Ir už išgelbėjimą, kuris yra prieinamas kiekvienam iš mūsų ir šiandien. Guide us as we study your word this morning. Ir vadovauk mums, kai mes studijuojame tavo žodį šį rytą. In Christ's name I pray. Amen. Jėzaus vardu aš meldžiu. Amen. All right, so in this story, we find ourselves in a valley. Taigi šiame pasakojime mes atsidūrėme slėnyje, The valley of Elah, Elo slėnyje. and a literal and spiritual battlefield. Ir tai yra tikras mūšio laukas ir taip pat dvasinis. On one hill stands the army of Israel, Ant vienos kalvos stovi Izraelio kariuomenė, including their king Saul. įskaitant jų karalių Saulių. On the other side, on the other hill, is the Philistine army. Ant kitos kalvos, kitos pusės stovi Filistinų armija. And so the battlefield's in the middle. Taigi ir tarp tų kalvų yra slėnis mūšio laukas. And let me say this as a side note. Ir leiskite paminėti kaip mintį. Next February, I'm leading a tour to Israel. Aš kitą vasario mėnesį organizuoju turą Izraelyje. And if you've never been and would like to go, you're welcome to join us. Ir jeigu nesate buvę Izraelyje, tai galite prisijungti prie mūsų. And if you've been before, Ir jeigu buvote anksčiau, it's always great to go back. tai visada smagu ir sugrįžti. And one of the sites we'll visit is this battlefield. Ir viena iš vietovių, kurias aplankysime, tai būtent šį mūšio lauką taip pat. All right, so back to our story. Taigi dabar grįžkime prie pasakojimo. So the army of Israel on one side, Philistine in the other. Taigi Izraelio armija ant vienos kalvos, Filistino ant kitos. And in the valley, there's a giant named Goliath. Ir tame slėnyje nusileidęs yra milžinas Galijotas. He is loud. Jisai garsiai šaukia, He's arrogant. jisai arogantiškas, He's defiant. jisai niekinantis. And for 40 days, he has mocked the living God Ir 40 dienų jisai šaipėsi iš gyvojo Dievo. and dared Israel to send someone to fight him. Ir reikalavo, kad Izraelis atsiųstų, ką nors, kas su juo kovotų. He's made it very simple. Jisai labai aiškiai pasakė. He said, I'll fight for the Philistines. Sako, aš kovosiu už Filistinus, You send your best warrior to fight me. o jūs atsiųskite geriausią karį, kad su manim kovotų. And whichever one prevails, Ir tas, kuris laimės, the other will be your servant. tas kitas bus pralaimėjęs, bus jo tarnas. So for 40 days, he's made this pronouncement. Taigi 40 dienų jisai tai šaukė. Day after day. Diena po dienos. They wake up with him making this announcement. Jie atsibusdavo, kai jisai šaukdavo tos dalykus. They go to sleep at night knowing he'll be back the next day. Ir jie nueidavo miegoti, žinodami, kad jisai sugrįš kitą dieną. They are the armies of the living God, Jie buvo gyvojo Dievo kariuomenė, but they're scared. bet jie buvo išsigandę. And so no one moved, not even King Saul. Taigi niekas nepajudėjo, net karalius Saulius. And then comes David, Ir štai pasirodo Dovydas, a shepherd boy, berniukas piemuo. a food runner bringing food for his family, his brothers. Jisai pasiuntinukas, kuris atnešė maistą savo broliams. He's the youngest son of Jesse. Jisai yra jauniausias Jesės sūnus.
He didn't come to fight. Jisai neatėjo kovoti. He came to check on his brothers Jisai atėjo, and kad deliver food. aprūpintų savo brolius, atneštų maisto. But when he heard the giants' threats Bet kada jisai girdėjo tuos milžino gąsdinimus and he saw the fear in Israel's army, ir jisai matė baimę Izraelio kariuomeniai, something stirred in his soul. kažkas sujudo jo sieloje. This man was defying the armies. He was defying God. Tas vyras šaipėsi iš Dievo kariuomenės. He was mocking God, Jisai šaipėsi, tyčiojosi iš Dievo. threatening the people of God. Jisai gąsdino ir kėlė grėsmę Dievo žmonėms. And no one did anything. Ir niekas nieko nedarė. And he began to ask the question, Ir jisai pradėjo klausti klausimą. who is this Philistine Kas tas Filistinas? that he should defy the armies of the living God? Kad jisai taip niekina gyvojo Dievo kariauną. What will happen to the man that defeats Goliath? Kas atsitiks tam žmogui, kuris nugalės Galijotą? And he was told that the man that defeats Goliath will receive Saul's daughter in marriage. Ir jam buvo pasakyta, kad tas, kas nugalės Galijotą, gaus į žmoną Sauliaus dukrą. And receive, riches and just be in a place of honor. Ir gaus turtų ir bus garbingoje vietoje. But I don't really think any of that appealed to David. Aš nemanau, kad tie dalykai buvo svarbus Dovydui. David was appalled that someone was standing and defying God. Jisai buvo susirūpinęs tuo, kad kažkas stovi ir niekina Dievą. And he wondered and he asked the question, why isn't someone doing something about Ir this? jisai tiesiog stovi ir klausė, kodėl niekas nieko dėl to nedaro. The Bible says he went up and down the line. Is there not a reason for this? To do something about this? Shouldn't we do something about this? Ir jisai sako, ar nėra priežasties, kad kažką daryti, ar mes neturėtume dėl to kažką daryti. He went up and down the army, the front line, even to his brothers. Is there not a reason for this? Is there not a word that someone should do something about this? Jisai ėjo nuo vienos kariuomenės pusės prie kitos, net prie savo brolio ir sako, argi tai nėra tik žodžiai, ar nėra priežastis tam, kad imtumėmės veiksmų. And his brother, even his brother, Ir netgi jo brolis accused him of pride. jį apkaltino išdidumu. You just want to see a battle. Sako, tu tik nori pamatyti mūšį. You're just a child. You don't know what you're talking Tu about. tik tai vaikas, tu nežinai, apie ką kalbi. And I think this is a reflection of the fear in his brothers. Ir aš manau, kad tai buvo tiesiog baimės atspindys jo broliuose. And David just said, I'm asking a question. Ir klausė Dovydas klausimą, sako, aš tik tai klausiu klausimą. Why isn't someone defending the truth? Kodėl niekas neapgina tiesos? Now, church, that's the question that echoes today. Ir bažnyčia šiandien tas klausimas skamba ir mums. We are surrounded by giants. Mes esame apsupti milžinų, Cultural giants, kultūros milžinų, spiritual giants, dvasinių milžinų, moral giants. moralinių milžinų. And God's name is being defied. Ir Dievo žodis yra niekinamas, It is being mocked. šaipomas iš jo. His word is being mocked. Jo žodis yra niekinamas. And like Israel's army, too many of us are standing still. Ir kaip Izraelio armija mes dauguma iš mūsų stovėme nieko nedarydami. And for whatever reason, maybe we think we don't have the money to do anything. Ar dėl kažkokios priežasties, gal sakome, neturime pinigų kažką We padaryti, don't have the power or influence to do anything. kad neturime galios jėgos įtakoti kažką, We are outnumbered compared to the population. kad mes esame mažesnis mūsų skaičius negu visos bendruomenės. So there are many reasons why we can convince ourselves not to do anything. Tiesiog yra daugybė priežasčių, kuriomis galime įtikinti save nieko nedaryti. But I believe God is raising up Davids in this generation as well. Bet aš tikiu, kad ir šioje kartoje Dovydus Dievas išaugina. I believe God's raising up Davids in this church. Aš tikiu, kad Dovydų šioje bažnyčioje Dievas And išaugina. I want to preach to you this morning the same question that David asked. Is there not a reason? Ir tą patį klausimą, kokį Dovydas uždavė, noriu ir aš paklausti, ar yra priežastis. So the question isn't for ancient Israel only, but for us today. Taigi tas klausimas ne vien tik senovės Izraeliui, bet ir mums šiandien. Do we have a reason to stand for the truth? Ar turime priežastį išstovėti tiesą? Do we have a reason to stand for God? Ar turime priežastį išstovėti prieš Dievą? Do we have a reason to proclaim His word? Ar turime priežastį skelbti jo žodį?
Listen, I am well aware, I'm not naive, I am well aware that there are spiritual giants all over. Aš nesu naivus, aš suprantu, kad yra aplinkui daug tų dvasinių milžinų. We have the giants of abortion, we have the giants of addiction. Abortų priklausomybių milžinai. Human trafficking. Žmonių priekyba, vergų priekyba. Godlessness. Ir bedevystės milžinai. We have a generation that's never heard the name of Jesus. Taip pat turime kartą, kuri nėra girdėjusi Jėzaus vardo. And so we too must ask, is there a word to be proclaimed today? Ir mes turime savęs paklausti, ar yra žodis, kurį turėtume skelbti šiandien. Is there a reason for us to stand for God? Ar yra priežastis, kad mes stovėtume už Dievą. All right, so three things I want us to look at from this passage. Taigi tris dalykus noriu, kad pamatytume šioje rašto vietoje. That show us that the cause for Christ is still worth living for and dying for. Kad priežastis Jėzus yra priežastis kovoti, priežastis ir atiduoti gyvybę už ją. All right, number one, the reason is clear. There's a battle for truth. Taigi pirmas toksai punktas būtų, kad aiškiai yra priežastis kova už tiesą. All right, so think about it. David wasn't impressed with the size of Goliath. Dovydas nebuvo įbaugintas Galijoto dydžio. See, Israel saw someone bigger than them. Izraelis buvo matęs didesnių dalykų. But David saw someone smaller than God. Bet Izraelitai matė didesnius už save, o Dovydas matė mažesnį už Dievą. And David was offended that no one was standing for the honor of God. Ir Dovydas buvo įsižeidęs, kad niekas nepasisako už Dievo garbę. No one was standing for the truth. Niekas nestovi už tiesą. And the truth is what's under assault today. Ir tiesa yra būtent šiandien yra puolama. And it's always been under assault from Satan. Ir visada jinai buvo niekinama puolama šėtono. It goes all the way back to the Garden of Eden. Jau pradedant nuo Edeno sodo. Satan would rather have people to deny the truth or doubt the truth. Šėtonas norėdavo, kad žmonės abejotų tiesa. But in John 18:37, Jesus said, "To this end was I born." Bet Jono 18:37 sako, kad tam aš esu gimęs. That I should bear witness unto the truth. Kad liudyčiau tiesą. Jude 1:3, the apostle says that we must earnestly contend for the faith. That's for the truth. Judo pirmame skyriuje 3 eilutė sako, kad mes turime uoliai kovoti už tikėjimą. Which was once delivered unto the saints. Kuris kartą visiems laikams duotas šventiesiems. So the truth is under assault. Taigi, God's word. Yra puolama Dievo tiesa, Dievo žodis. And we can be overwhelmed by the giants of the land. Ir mes galime būti priblokšti, kokie milžinai kovoja su ją. But where the truth is absent, bet kur nėra tiesos, people perish. Žmonės pražūva. See, there is no plan B Nėra to go to heaven. jokio plano B eiti į dangų. There's not the American way. Nėra amerikietiško būdo. There's not the Lithuanian way. Nėra lietuviško būdo. There's not the Latvian way. Nėra latviško būdo. There's only one way, and it's through Jesus. Yra vienintelis būdas per viešpatį Jėzų. And when we are silent with the truth of Jesus Christ, people perish. Ir jeigu žmonės neišgirsta tos tiesos, jie pražūva. This is why Paul tells us in Romans chapter 10, verse 14. Dėl to Romiečiam 10 skyriuje 14 eilutėje apaštalas Paulius rašo. How shall they call on him whom they have not believed? Kaip jie šauksis to, kurio nepatikėjo? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Ir kaip jie patikės to, kurio neišgirdo? And how shall they hear without a preacher? Ir kaip jie išgirs be skelbėjo? So church, this is why we send missionaries. Taigi bažnyčia, dėl to mes siunčiame misionierius. This is why we plant churches around the world. Dėl to mes kūrėme bažnyčias visame pasaulyje. This is why we evangelize. Dėl ko mes evangelizuojame. This is why we go across the street or across the world. Dėl ko mes keliaujame, ar tai pereidami gatvę, ar tai į kitą pasaulio pusę. Because the truth must be proclaimed. Nes Dievo žodžio tiesa turi būti paskelbta. Proverbs tells us to buy the truth and sell it not. Patarlėse mums sakoma, pirk tiesą ir jos neparduok. That means it tells us how precious it is. Tai mums sako, kokia yra brangi ta tiesa. I mean, what is the most expensive thing you have right now?
Koks yra brangiausias daiktas, kurį esate įsigijęs? Right now I have my phone. Because Šiuo metu telefonas mano brangiausias daiktas. it's precious to me. Man jis yra brangus. I have a cover on it. Turiu jį apdengęs, jį apsaugas uždėjęs. I try not to drop it. Stengiuosi jo neišmesti. Try. Bandau neišmesti. It is precious to me because I'm able to communicate with my family. Ir man tai brangus daiktas, kadangi per jį galiu susisiekti su savo šeima. I'm able to communicate with my doctor. Galiu su savo gydytoju susisiekti. I mean, it seems my whole life is, without this, my life would fall apart. Atrodo, tarsi subirėtų visas gyvenimas, jeigu neturėčiau So it's telefono. very precious to me. Taigi tai man brangus daiktas. And as precious as my phone is, Tačiau koks bebūtų brangus mano telefonas, it's nothing compared to God's Word. jisai nieko nereiškia palyginus su Dievo žodžiu. And God's Word is under assault today. Ir Dievo žodis šiandien yra puolamas. And all the more reason for us to proclaim God's Word. Ir štai dėl ko mes turime dar daugiau priežasties skelbti į žodį, To stand on God's Word. kad išstovėtume Dievo žodyje. Because the only way to defeat the lies of the world Nes vienintelis būdas, kaip galėtume nugalėti pasaulio melus, is through the truth of God's Word. tai Dievo žodžio tiesa. There is no other way. Nėra kito būdo. So there is a reason for it. But also this commitment, it costs us something, but it's worth it. Taigi tai yra įsipareigojimas, kuris kainuoja, tačiau verta įsipareigoti. The commitment to send missionaries. Įsipareigojimas siūsti misionierius, The commitment to evangelize. įsipareigojimas evangelizuoti, The commitment to spread the gospel. įsipareigojimas skleisti evangeliją. It can cost a lot, Tai gali daug kainuoti, but it's worth it. bet tai yra verta. And notice David, when he stood against Goliath, he didn't wait for perfect conditions. Ir pastebėkite, kada Dovydas stojosi prieš Galijotą, jisai neieškojo tobulų sąlygų. He didn't wait until he could find armor that would fit him. Jisai neieškojo, kol apsiginkluos tinkama jam ginkluotę. He stepped out while others stood still. Jis tiesiog žengė į priekį, kai kiti dar stovėjo. Now, can you just imagine, think about this. Ar galite įsivaizduoti, pagalvokite apie tai. All of this army, all of God's army lined up there. Visa Dievo armija yra išsirikiavus. For at least 40 days, they've been hearing Goliath threaten them. Ir maždaug 40 dienų mažiausia jie girdi, kaip Galiotas juos gazdina. And in the beginning, they were scared. They were probably scared of him. Ir iš pradžių jie labai buvo išsigandę. But maybe after 40 days, they had gotten used to hearing him yell. Bet galbūt jau po 40 dienų jie įprato prie jo šaukimo. And they didn't think about it anymore. Ir jau toliau nebegalvojo apie tai. They thought, I'm not going. Maybe somebody else will. Jie galvojo, gal aš ten neįsiu prieš jį, gal kažkas kitas eis. So why should I worry about it? Taigi, kodėl aš turėčiau dėl to jaudintis? That's King Saul's job, not mine. Tai yra karaliaus Sauliaus darbas, ne mano. But one morning, Bet vieną rytą something is different. jie pastebėjo kažką skirtingo. And what happens? They see this teenage boy Ir jie pamatė tą paauglį vaikinuką, walking out from behind the lines kuris išeina iš rikiuotės, into the valley į slėnį eina, to meet this Philistine. kad susitiktų su tuo Filistinu. Can you imagine what went through their minds? Ar galite įsivaizduoti, kas vyko jų protuose? Who is this guy? Why is he going out there? Kas tas vaikinukas, kodėl jisai ten eina? Something had stirred in David's heart, and he could not sit still. Kažkas sujudo Dovydo širdyje, jisai negalėjo išsėdėti. In verse 32, David says, thy servant will go and fight this Philistine. Ir 32 eilutėje Dovydas tarė Sauliui, kad tavo tarnas eis ir kausis su tuo Filistinu. Now, none of that made any sense. Nors atrodė, kad nėra protinga taip elgtis. He wasn't a trained warrior. Jisai nebuvo nei išlavintas He didn't karys, have armor. nei turėjo savo ginkluotę. He was so much smaller than Goliath. Jisai buvo daug mažesnis už Galijotą. None of that made any sense. Ir tai nebuvo prasminga. But he went Tačiau jisai vis tiek ėjo, because somebody had to do something. nes kažkas turėjo kažką daryti. You know, in serving God's mission, it demands sacrifice. Tarnaujant Dievui misijose reikia aukų.
God, in Romans 12:1, Romiečiams 12 skyriuje 1 eilutė you want to read those? yra pasakyta, Okay. aukokite savo kūną kaip gyvą šventą auką, primtiną Dievui, kad tai būtų jūsų sąmoningas tarnavimas. All right, and Philippians 1:21. Ir Filipiečiams 1 skyrius 21 eilutė sako, nes man gyventi yra Kristus, o mirtis laimėjimas. And Matthew 5:11 and 12. Ir Mato 5, 11, 22 sako, palaiminti jūs, kada prieš jūsų kyla žmonės, nes didelis jūsų atlygis danguje. So God's mission demands sacrifice. Taigi Dievo misija reikalauja aukų. And Paul says we are to present our bodies as a living sacrifice. Ir Dievo žodis sako, kad savo kūnus mes turime aukoti kaip gyvą Dievui auką. We're to make ourselves available to God. Mes turime būti pasiruošę pasitarnauti Dievui. As Isaiah said, here am I, send me. Kaip Izaijas sako, štai aš siūsk mane. And listen, we don't know what's going to happen when that happens. When we give ourselves to God, we don't know what's going to happen. Ir mes nežinome, kas mums nutiks, kada mes tai atiduosime Dievui. But we have to learn to trust God. Tačiau mes turime išmokti pasitikėti Dievu. Because if we are following God, Nes jeigu mes sekame Dievu, listen, if we're following God, jeigu mes sekame Dievu, every step we take kiekvienas žingsnis, kurį mes žengėme, is on victorious ground. yra pergalingas. Because we're following God. Nes mes sekame Dievu. We're right where He wants us to be. Mes esame ten, kur So Dievas whatever- nori, kad būtume. I'm as bad as him. So whatever happens, Taigi, kas be nutiktų, God is well aware of it. Dievas gerai tai žino. And God will take care of it. Ir Dievas to pasirūpins. Listen, mission work is not easy. Misijų darbas nėra lengvas. Ministry is not easy. Tarnystė nėra lengva. It costs time. Tam reikia laiko, It costs money. tam reikia pinigų, It costs tears. tam reikia ašarų. And sometimes it costs lives. Ir kartais reikia gyvybės. But it is eternally worth it. Tačiau tai yra amžinai vertinga. David said enough. Dovydas pasakė, gana. Someone has to do something. Kažkas turi kažką padaryti. He didn't know how it was going to end, Jisai nežinojo, kaip visą tai baigsis. but he trusted God. Tačiau jisai pasitikėjo Dievu. Paul tells Timothy, therefore, endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Dėl to ir Paulius sako Timotiejui, ištverk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus kareivis. I know many of you served in the military. Aš žinau, kad dauguma jūsų esate tarnavę kariuomeniai. I was in the United States Navy, Aš buvau jūrų laivynė Amerikos kariuomeniai. I didn't know what to expect. Aš nežinau, ko aš turiu tikėtis. All I know is they yelled at me. Tik žinau, kad ant manęs buvo šaukiama, They told me to stand here, liepiama stovėti čia, told me to stand there, po to stovėti čia, told me to fold my clothes a certain way. tam tikrų būdų susilankstyti drabužius. I had given myself, I did what they told me to do. Ir aš tiesiog darydavau tai, kas man buvo liepta. I went where they told me to go Ir eidavau ten, kur man liepdavo eiti. because I had given myself to them. Nes aš jiems buvau atsidavęs. And I trusted in them Ir jais buvau pasitikėjęs, to do the right thing. kad daryčiau tinkamą dalyką. And when we answer God's calls to mission and evangelism, Ir kada mes atsiliepėme į Dievo pašaukimą misijoms ir evangelizavimui, we are doing what God wants us to do. tai mes darome tai, ką Dievas nori, kad mes And darytume. listen, missions and ministry is not optional. Ir misijos ir tarnystės nėra pasirinktinai. It is the heartbeat of Jesus. Tai yra Jėzaus širdies plakimas. So in the world we're living in the world that you live in the culture you live in, Taigi pasaulis, kuriame gyvenate, kultūra, kuriame gyvenate. God is asking you to stand for the truth. Dievas prašo, kad jūs pastovėtumėte už tiesą. And that brings us to our last point. Ir čia paskutinis toksai This punktas, calling kad šis pašaukimas to stand for God is personal. stovėti už Dievą yra asmeniškas. I want you to notice David didn't wait to be king Dovydas nelaukė, kad taptų karaliumi, kad before he did kingly things. prieš eldamasis karališkai. He stepped into his calling Jisai tiesiog žengė į pašaukimą. right where he was. Iš karto toks, koks tai buvo.
I mean, David could have easily said, someone needs to do something, Dovydas galėjo lengvai pasakyti, o kažkam kažką reikia padaryti. but I can't because I'm not trained. Bet aš negaliu, nes nesu išlavintas. I'm not equipped. Aš nesu aprūpintas. He saw a need. Jisai matė poreikį. He realized that God had chosen him, Jisai suvokė, kad Dievas jį pasirinko. and he went forward. Ir jisai žengė į priekį. And you know, the same way with evangelism. Panašiai yra su evangelizavimu. We're afraid to share our faith with someone Mes bijome dalinti savo tikėjimu su kuo nors. because we think, well, what if they ask a question about the Bible we don't know the answer to? Nes mes galvojame, jeigu bus užduotas klausimas, kokio aš nežinau iš atsakymo iš Biblijos. What if they ask something I don't know how to answer that? Jeigu jie kažką paklaus, ko aš negaliu atsakyti. Maybe Brother Gediminas should go talk to them because he's the pastor. He's had training. Galbūt Gediminas turėtų eiti pakalbėti su jais, nes jisai yra pastorius, jisai yra išlavintas. If that is our attitude, Jeigu toks yra mūsų nusistatymas, then we're no better than the army of Israel. tai mes nesame nieko geresni už Izraelio kariuomenę. If God has saved you, Jeigu Dievas jūs išgelbėjo His Spirit is in you, ir jo dvasia yra jumise, and therefore He is in the process of equipping you to serve Him. dėl to jis yra procese jūs aprūpinti, kad jam tarnautumėt. You say, well, I don't know how to be an evangelist. Jūs sakysite, aš nežinau, kaip būti evangelistu. Just tell them how God saved you. Tiesiog papasakokit, kaip Dievas jūs išgelbėjo. It's your simple testimony. Tai yra paprastas jūsų liudijimas. I was lost, now I'm saved Aš buvau pražuvęs, dabar esu išgelbėtas. because of Jesus Christ. Dėl Jėzaus Kristaus. God has a plan for all of us, and God can use all of us. Dievas turi planą visiems mums ir jis visus mus gali naudoti. And notice what He said in verse 37. Ir pastebėkite, kas buvo pasakyta 37 eilutėje. He said, the Lord delivered me Viešpas, kuris išgelbėjo mane out of the paw of the lion, iš liūto nagų out of the paw of the bear. ir iš loko nagų. Now, any man's ever fought a lion and a bear, I'm afraid of. Ar teko jums kovoti su liūtu ar lokiu, aš tai bijočiau tokių dalykų. He said, God delivered me out of the lion, out of the bear, Jis sako, mane išgelbėjo iš liūto, iš loko nagų. and He's going to deliver me from the hand of the Jis Philistine. sako, išgelbės mane iš šito Filistino rankų. He was not worried because God had been faithful in the past, Jisai nesijaudina, kadangi Dievas buvo jam ištikimas and praeityje. therefore he had the faith to know that God would take care of him now. Ir dėl to jisai pasitikėjo, kad Dievas pasirūpins su juo dabar. And God has a plan for you. Ir Dievas turi planą jums. In Jeremiah, he says, before I formed thee, I ordained thee. Jeremijo knygoje pasakyta, kad aš tave sukūriau, tai ir tave paskyriau. Maybe God is dealing with you to be calling you into the ministry to be a preacher. Galbūt Dievas šaukia jūs būti pamokslautoju. And Paul says in Ephesians that we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Apaštalas Paulius sako Efeziečiams laiške, kad mes esame jo kūrinys sukurti Kristoje Jėzuje geriems darbams. You know, God didn't save us to sit. Dievas mūsų neišgelbėjo, kad mes tiesiog sėdėtume. He saved us to go. Jisai mūsų išgelbėjo, kad mes eitume. And this is the whole crutch of the Great Commission, Ir tai yra didžiojo pavedimo esmė to go. - eiti. He tells the church in Acts chapter 1 to be witnesses unto Him Apaštalų darbų pirmame skyriuje in the jisai uttermost parts of the earth. sako bažnyčiai būti liudytojais iki žemės pakraščių. You say, well, I can't go to the uttermost parts of the earth, Jūs sakysite, aš negaliu eiti į žemės pakraštį, but you can go right here. bet jūs galite eiti čia, būti čia tarnauti. What is the death rate in Kaunas? O kokia yra mirtingumas Kaune? It's 100%. Everybody dies. Iš tikrųjų 100% mirtingumas, nes visi miršta. Therefore, the gospel needs to be spread Todėl Evangelija turi būti In skelbiama Kaunas. Kaune in the uttermost parts of the earth. ir iki žemės pakraščių. Whether He calls you to your neighbor, Ar jisai pašaukia jūsų kaimynui, your school, jūsų mokyklai, your city, jūsų miestui, or to the nations, ar tautoms, you're called. jūs esate pašauktas. Not everyone will be a foreign missionary, Ne kiekvienas bus užsienio misionierius, but every one of us can share the gospel of Jesus bet Christ. kiekvienas iš mūsų galime pasidalinti Kristaus Evangeliją. Because we live in a world Nes mes gyvename pasaulyje, where Satan is defying God. kur šėtonas neigia, kovoja prieš Dievą. And the only way to defeat that is with the truth of God's Ir word. vienintelis būdas jį nugalėti, tai Dievo žodžio tiesa.
So in conclusion, David looked around Taigi išvada tokia, kad Dovydas apsidairė and he saw that no one was standing up. ir pamatė, kad niekas nežengė į priekį. He didn't say, somebody ought to do something. Jisai nepasakė, kažkam reikia kažką daryti. He said, I'll go. Jisai pasakė, aš eisiu. If we sit around and wait for someone else to do something, chances are it'll never get done. Jeigu mes sėdėme ir laukiame, kad kažkas kitas už mus padarys, tai greičiausiai niekas nebus padaryta. And just give you a personal example. Ir pateiksiu asmeninį pavyzdį. In the last several years, I've gotten involved in human trafficking, prevention, and rescue. Per pastaruosius metus buvau įsitraukęs į apsaugą nuo pardavinėjimo žmonėmis. All right, nothing in my background prepared me for this. Niekas manęs nebuvo ruošęs tokiam darbui. I had no experience in it at all. Aš jokios patirties tame neturėjau. But I was exposed to it, Tačiau aš susidūriau su tuo. learned about it, Perspėtas buvau dėl to. and I thought somebody needs to do something. Ir aš galvojau, kad reikia kažkam kažką daryti su pardavinėjimo žmonėmis. But somebody more qualified than me. Bet galbūt kažkas turi būti labiau už mane kvalifikuotesnis. It might be good. We have a social worker here. Someone who does social work. I thought maybe a social worker would do a good job. Gal koks socialinis darbuotojas geriau atliktų tokį darbą. Maybe someone who was saved out of that life. Galbūt kažkas, kuris buvo išgelbėtas iš tokio gyvenimo, galėtų daryti tokį darbą. I had all of these reasons why I couldn't do it. Aš turėjau visas priežastis, kodėl aš neturėčiau tai daryti. And in my mind, who I thought would do a better job. Ir savo protę galvojau, kaip kitas galėtų geriau atlikti tą darbą. But God doesn't always call the qualified. Tačiau Dievas ne visada pašaukia kvalifikuočiausius. He qualifies those who are called. Jisai suteikia kvalifikaciją tiems, kuriuos pašaukia. And all God is wanting is someone to say, here am I, send me. Ir Dievas nori, kad tiesiog mes atsilieptume ir sakytume, štai aš siūsk mane. So today, church, listen, Taigi šiandien bažnyčia, we must rise again with David's courage mes turime pakilti su Dovydo drąsa and Isaiah's willingness when he said, here am I, send me. ir Izaijo noru, kaip Izaijas pasakė, Dieve siūsk mane, štai aš čia. I remember I was a student, Aš atsimenu, aš buvau studentas Brother Joe's in seminary. brolio Džo seminarijoje. He was a mean teacher. Jis tai buvo piktas mokytojas, Mean. labai piktas. And I remember when the Lord was dealing with him about coming to Lithuania. Ir prisimenu, kaip Dievas veikia jo širdėje, kad jisai vyktų į Lietuvą. And I can remember him, all the excuses he had, why he couldn't do it. Galiu prisiminti, kaip jisai visokius pasiteisinimus turėjo, kad dėl ko jam nevykti tenai. But in the end, he realized that God was calling him. Bet galiausiai jisai suvokė, kad Dievas iššaukia. And that's what we need today. Ir to būtent mums šiandien reikia. God's still calling people. Dievas vis dar kviečia žmonės. So there is a reason, there is a cause, Taigi a need yra priežastis, yra poreikis. to preach Christ where he's not known, Skelbti Kristų ten, kur jisai nėra žinomas. to defend the unborn and rescue those in human slavery. Ir gelbėti tuos, kurie yra vergovėje nuodėmės. There's a need to disciple nations and love the lost. Yra poreikis mylėti tautas, mylėti pražuvusius ir gelbėti iš tautų įvairių. The question is, will you go? Klausimas, ar jūs eisite? Will you give to help send those? Ar jūs aukosite tam, kad būtų siunčiami kiti galbūt? Will you pray? Ar jūs melsitės? Maybe why God's not sending missionaries is because we're not praying for missionaries. Galbūt dėl to Dievas nesiunčia misionierių, kadangi mes nesimeldžiame už Whether misionierių. God tells you to start a church in another country, Kai Dievas pašaukia jūs statyti bažnyčią kitoje šalyje, or share Jesus at a gas station, ar fuel station, pasidalinti Jėzumi, sakykime, degalinėje, the question is there not a reason? klausimas, ar yra priežastis? And there is. Yra priežastis. The need is great. Nes didelis yra poreikis The time is now. ir laikas yra dabar And the Savior is still saying, ir Viešpats vis dar sako, go. eikite, eik. You say, I can't. O jūs sakote, aš negaliu. The Bible says with God, all things are possible. Tačiau Biblija sako, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Maybe you've never trusted Christ as your Savior. Gal jūs nesate pasitikėjęs Kristumi kaip savo gelbėtoju? What a great day for you
to trust Christ as your Savior. Kokia nuostabi diena jums šiandien pasitikėti Kristumi. You may be asking, what's so special about today? Galbūt sakysite, o ko ypatinga šiandieną? Because God has given you one more chance Nes Dievas davė jums dar vieną progą, to accept His free gift of salvation. kad priimtumėte jo laisvą dovaną išgelbėjimo. Won't you trust in Jesus as your Savior? Ar norite pasitikėti Jėzumi kaip savo gelbėtoju? Perhaps you are saved and you've never followed Him in baptism. Galbūt jūs esate išgelbėtas, tačiau nesate pasikrikštėjęs. What a great day to identify with Him and the church through baptism. Kai šiandien yra gera diena pripažinti jį krikšte ir per krikštą prisijungti prie jo bažnyčios. Maybe you are a saved, baptized member of this church. Galbūt jūs esate ir išgelbėtas, ir pakrikštytas narys šios bažnyčios. Maybe God's calling you to preach. Galbūt Dievas šaukia jūs pamokslauti. What a great day to say, here am I, send me. Kokia puikia diena pasakyti, štai aš siųsk mane, Dieve. Maybe God is impressing upon you to be a teacher here. Could you use more teachers? Always Galbūt more. Dievas sako, tapti tavo mokytoju, gal naudingi būtų mokytojai. You say, I could never do that. Sakysite, aš negaliu to daryti. With God, all things are possible. Tačiau su Dievu viskas įmanoma. So whatever God has placed upon your heart today, burden your heart, stirred in your heart today, Taigi, ką Dievas uždėjo ant jūsų širdies šiandieną, give in to God atiduokite tai Dievui. and say, here am I, Ir send me. sakykite, štai aš siųsk mane.